Jau ko šiemet žiema mums nepagailėjo, tai sniego. Ir dabar, kai aš pagaliau grįžau pas save namo ir taip šilta, gera ir smagu, tai aš dabar galiu pasidalinti su jumis savo šių metų žiemos atradimu, kaipgi sniegą kieme nuvalyti greičiau, lengviau, paprasčiau ir taip, kad neskaudėtų nugaros. Iš tikrųjų, aš ne tik į namus grįžau, bet ir į ofisą. Čia taip galima taip prabangiai pavadinti. Tai iš tikrųjų yra namų ofisas. Tai yra ta vieta, iš kurios dirba Geltonas Karutis, taip kad tam sveiki atvykę. Geltonas Karutis tai yra apželdinimo kursai, kuriuos mes organizuojam. Tai yra ir tinklaraštis, tai yra YouTube kanalas, kurį žiūrite dabar, kviečiu prenumeruoti. Tai yra ir Instagramo paskyra, o beje, joje, tai aš kaip tik nuo vasario 1 paleisiu tokią iniciatyvą projektą #100 augalų. Noriu pasidalinti kuo daugiau augalų, kurie yra nereiklus, daugiamečiai, gražiai atrodo ir tokiu būdu skleisti tą šiuolaikiško apželdinimo idėją, patraukti į šoną visus tos vienmečius dekoratyvinius augalus, kurie yra jau atsibodę ir reikalauja labai daug priežiūros ir pasidalinti ir įvairiausiamis idėjomis, kągi galima pasisodinti šiais metais, kad jūsų kiemas būtų šiuolaikiškesnis, gražesnis, o priežiūros būtų kuo mažiau. Taigi išskirtinai ten bus tik tai daugiamečiai ir dekoratyvūs ir gražus. Taigi nuo vasario 1 aš įkelsiu po vieną augalą kiekvieną dieną. Tai yra 100 augalų, tai yra 100 dienų po vieną augalą. Jeigu tik tai įdomu, tai sekite Geltoną Karutį Instagrame. Na dabar aš čia truputėlį nuklydau, ne? Taigi aš pasakau apie tai, kad aš grįžau iš lauko. Iš tikrųjų mes gyvename standartinėje sodų bendrijoje ir aišku, kad savo kiemą mes turim išsivalyti patys ir sniego tikrai šiais metais jau priversta. Bet aš noriu pasidalinti su jumis tokiu atradimu, kasgi lemia, kad mes tai padarom labai lengvai ir paprastai ir visi kaimynai stebisi, kodėlgi mums čia visiškai jokia problema išsivalyti tą kiemą. Tada reikia turėti omeny, kad laikysena mano tai jau tikrai nestebuklinga ir aš nuolat turiu problemų su nugara, bet tačiau aš radau labai gerą būdą, kaip padaryti tą visą sniego nuvalymą lengvai ir aš noriu pasidalinti su jumis. Pirmas dalykas, norint išsaugoti savo sveikatą ir išsaugoti savo laiką, tai yra ypač kokybiški reikmenys priemonės, koks žodis, ypač kokybiškos priemonės ir įrankiai. Ypač kokybiški įrankiai, kuriuos mes galim naudoti šitam darbui. Kad ir ledo grandiklis. Štai mūsų kiemo parkavimo aikštelė, sniegas nuolat susistumia nuo automobilių ir jau kai jisai sušala, tai jau niekaip kitaip jo neatgremši. Iš karto aš noriu pasakyti, kad mes vengiame naudoti druską, nors naudodavome prieš keletą metų jos visai nemažai. Tačiau, kadangi turime gana nedidelį sklypą, tai visi tie sniegai ir ledai su visom tom druskom vienaip arba kitaip atsiduria ant augalų. Ir tokiu būdu mes praktiškai nuodėm savo augalus ir tada pavasarį mes tikrai gerų, gražių augalų nebeturim, nes jau su kuo, bet jau su druska augalai kovoja tikrai labai sunkiai ir tai yra pirmas dalykas, ko reikėtų vengti. Ekstra atveju, tai mes tada beriam smėlį, bet jeigu turim tokį ledo grandiklį, tai tikrai nėra sudėtinga prie pat įėjimo tą visą plotą tvarkingai nusigramdyti su štai tokiu įrankiu. Kitas praverčiantis įrankis tai yra sniego kastuvas. Su juo kaip ir atrodo viskas aišku, bet kai reikia jį pasirinkti, irgi yra svarbių tokių momentų. Vienas dalykas tai yra, turim pasižiūrėti į patį tą kastuvo, kaip jį pavadinti, šitą kastuvo dalį. Tai jeigu jūs jaučiate, kad neturite jau labai daug jėgų, tai nepirkite jo itin didelio, nes ten jau kai privarysi tokio sunkaus sniego, tai tikrai jums greitai nugara išsikabins ir darbas tiesiog nebus efektyvus. Tokiu atveju geriau paimti mažesnį. Kitas svarbus momentas tai yra kotas. Kaip ir gražiausiai, tai fainiausiai atrodo ir mums labiausiai įprasta tai yra medinis kotas, bet vis dėlto jis yra gana sunkus ir jeigu tikrai sniego bus daug privirtę, tai bus labai sunku dirbti. Jeigu tik tai galite pasirinkti kastuvą su aliuminio kotu, tai jis būtų pats geriausias pasirinkimas, todėl kad jisai būtų lengvas, ir rankena dažnai dar būna kokia nors gumuota, pavyzdžiui. Ir be abejo, kai jūs jau jį kasote, tai pasižiūrėkite, koks yra pats antgalis to kastuvo. Pavyzdžiui, čia aš turiu 2 variantus. Vienas tai yra toksai, kuris puikiausiai tai per sniegą gražiai pravažiuoja ir
labai lengva su juo dirbti vien dėl tos metalinės dalies. Na, kitas variantas yra toksai gumuotas ir jis yra labai gerai tada, kai aš noriu nuvalyti sniegą nuo terasos ir nenoriu pažeisti paviršių, arba tada, kai noriu nuimti sniegą nuo, tarkim, stogo ir lygiai taip pat nenoriu pažeisti jo paviršiaus. Taip kad gerai turėti du variantus. Šiuo atveju aš turiu Gardenos tos sniego kastuvus ir jų tas kotas yra atskirai nuimamas, tiesiog aš jį galiu atsukti. Jį patogu tokį turėti ir dėl to, kad užtenka vieno koto, o turėti dvi tas apatinės dalis, bet šiaip jeigu atvirai, tai aš tą kotą naudoju ir vasaros metu, tiesiog tos sniego kastuvo apatinės dalis pasidedu į rūsį, o štai prie šito koto aš tada primontuoju grėblį arba lapų grėblį arba bet kokį kitokį įrankį. Net ir tas pats ledo grandiklis, tai iš tikrųjų aš jį tiesiog ant to paties koto tvirtinu. Tai dėl to man patinka, nes tiesiog reikia pirkti mažiau daiktų. Bet labiausiai aš esu Gardenai dėkinga, žinot už ką? Už sniego stumtuvą. Ir atrodo, tai kas čia dabar yra? Mergina sniego stumtuvą pirmą kartą išbandė, baisiai čia. O vat ir ne pirmą kartą, bet esmė, kad jis buvo pirmasis, su kuriuo aš pajutau, kad tai tikrai tas darbas gali nesukelti vargo. Ir svarbiausia, kad mano nugara neišsikabina ir aš tiesiog paprastai tą darbą dirbu su viena ranka. Bet ir paaiškinsiu, kodėl. Be abejo, yra ir kitų stumtuvų, kurie gali būti reguliuojamos rankenos, kaip yra šio. Yra kitų stumtuvų, kurių galbūt yra kokybiškas lygiai taip pat tas kaušas. Kaušas tas žodis, kaušas. Yra kitų, kurių tas kaušas gali būti kažkoks stabilus ir aliuminio rankena ir visa kita. Aš aišku net nelyginu su tuo, ką aš turėjau prieš tai, nes anksčiau aš galvojau, kad geras stumtuvas svarbiausia, kad turi būti lengvas. Taigi todėl, kad visą tą sniegą reikia išversti. Ir kadangi, aš tokia mergina taip nelabai tokia stipriai atletiška, tai aš išversdama tiesiog būdavo kartais taip pakeliu ir su koja taip stumteliu, kad tas sniegas lengviau išsiverstų. Ir visokių dalykų galvodavau, kaipgi pasilengvinti savo tą darbą. Tai va, dabar kas su šituo man buvo kitaip? Todėl, kad kai aš su juo sniegą kažkokį tai surenku ir sustumiu, privažiuoju tada prie sniego aukštos krūvos, į kurią kitu atveju tai aš turėčiau pakelti visą tą sniegą ir išversti, kadangi jinai yra gana aukšta. Bet čia taip kažkaip ergonomiškai sugalvotas ir padarytas tas kaušas, kad aš jį tiesiog palenkiu kitu kampu ir tada su visų kaušu lengvai užvažiuoju ant tos sniego krūvos ir ten tada tą sniegą išberiu. Tokiu atveju man susitvarkė visi dalykai, man visiškai nereikia, net nesvarbu, kurioje aš kiemo vietoje tą sniegą kasu, man visiškai nereikia kelti apskritai, tiesiog nereikia kelti sniego. Vienintelis vienas kitas retas atvejis gali būti tas, kai būtent aš naudoju kastuvą, bet ir tai to kastuvu irgi įsigudrinu panašų kampą tokį spausti ir užvažiuoti. Bet dėl to būtent šitas sniego stumtuvas, kad man ir išsprendė visas tas problemas, visų pirma dėl to, kad man visiškai nereikėjo kelti, kadangi jis per sniegą slysta. Visiškai paprastai, visiškai lengvai, tai tiesiog tas sniego kasimas toks gaunasi kaip pasivaikščiojimas gryname ore. Užtenka man vieną ranką stumti jį, o kai reikia tą sniegą išversti, o aš tiesiog čiukšt palinkiu ir užvažiuoju ant sniego krūvos. Labai paprasta. Dar vieno dalyko nepasakiau, bet kada aš naudoju kastuvą, tai yra tada, kai aš noriu prikasti sniego į šiltnamį. Nepamirškite, kad jeigu pas jūs yra polikarbonatinis šiltnamis arba plėvelinis arba bet koks kitoks, kurį jūs palikote uždarą, tai yra gyvybiškai būtina tam, kad ta žemė, dirvožemis, kuris yra ten, kad būtų sveikas, kad jisai būtų pakankamai pagirdėtas. Ir dabar, kai to sniego yra tiek, tai tikrai labai verta to sniego primesti tiesiog į šiltnamį. Gal nepasakiau dar kažko? Rašykite čia pačioje komentaruose, kągi aš dar praleidau, kokių dar gerų įrankių galima įsigyti, kad tas sniego valymas būtų greitesnis ir paprastesnis. Arba tiesiog rašykite pačioje savo kažkokius tai atradimus, nes būtent mažose tokiose detalėse ir slypi visa paslaptis,
kaipgi padaryti, kad tos nugaros neišsinarinti ir kad būtų tiesiog faina mankšta laukia, bet tas sniego nuvalymas, o ne kančia. Ačiū, kad žiūrėjote šį kartą, susitiksim apželdinimo kursuose Geltono karučio. Jau mes atidarėm registraciją į pavasarinius kursus, arba taip pat gal Instagram'e susitiksim, pasižiūrėkit mano rekomenduojamus 100 augalų. Ačiū ir iki.